Marylandas yra 9 mažiausia valstija Amerikoje. Ir jei ji rytoj išnyktų, tikriausiai to nepastebėtumėte. Bent jau iš pradžių. Nebūtų jokios staigios panikos, jokių skubių naujienų antraščių, jokio jausmo, kad kažko svarbaus trūksta. Akimirką atrodytų, kad niekas nepasikeitė. Ir tada tyliai viskas pradėtų griūti. Ryšiai, karinis koordinavimas, duomenys ir prekyba – visa tai pradėtų strigti. Per kelias dienas pasekmės būtų ne tik pastebimos, bet ir neįmanomos ignoruoti. Nes Marylandas yra ne tik mažas, jis lieka nepastebėtas. Ir šiuo metu jis patiria spaudimą. Jei Marylandas žlugs, tai netrodys kaip vietinė problema. Atrodys, kad viskas sustojo vienu metu. Marylando dydis suteikia jam pranašumą. Jis yra pačiame visko centre. Ribojosi su Pensilvanija, Virdžinija ir Vašingtonu DC. Visi jie yra šalia. Tai daro šią vietą itin patogia beveik viskam. Nes daugeliu atžvilgių Vašingtono DC nuostolis yra Marylando laimėjimas. JAV turi neįprastą sistemą savo sostiniai. DC yra tankiai apgyvendintas, pilnas vyriausybinių pastatų ir beveik 700 000 gyventojų. Tai reiškia, kad kai kurios svarbiausios vyriausybės funkcijos turi būti perkeltos kitur. Virdžinija dažniausiai būna pirmasis pasirinkimas. Kvantikas, Arlingtonas, Norfolkas – visi jie turi nacionalinius objektus, bet jie išsidėstę plačiai. Didelėje valstijos dalyje vis dar trūksta stipraus federalinio buvimo. Marylande viskas kitaip. Čia to išvengti neįmanoma. Artumas, tankumas, centrų tinklas – visa tai susilieja vienoje mažoje erdvėje. Federalinė vyriausybė yra didžiausias darbdavys valstijoje ir didžioji jos dalis susitelkė vienoje vietoje – Fort Meade. Vos už 23 mylių į šiaurės rytus nuo Vašingtono DC yra Fort George G. Meade. Milžiniška kariuomenės bazė, kurią daugelis vadina Jungtinių valstijų vyriausybės smegenimis. Jo teritorijoje yra nacionalinė saugumo agentūra. Vieta, kur iš tikrųjų vyksta kai kurios slapčiausios šalies operacijos. Ir tai tik paviršutiniškas žvilgsnis į tai, kas yra šioje vietoje. Nuo 2010 metų Fort Meade taip pat yra JAV kibernetinio vadovavimo būstinė, naujausias žvalgybos karų frontas. Čia esantys kompiuteriai ne tik palaiko interneto veikimą, bet ir saugo pačią šalį. Kiekviena žinutė, kiekviena operacija, kiekviena slapta misija pereina per šias sistemas. Ir tai ne tik duomenys. Tai ir žmonės. Fort Meade taip pat yra kitų agentūrų, kurios specializuojasi kodų laužime, saugiame ryšyje ir žvalgybos operacijose. Kitaip tariant, jei reikia ką nors laikyti paslaptyje, Marylandas yra ta vieta, kur Amerika tai saugo. Ar pats Marylandas sugebės išsaugoti paslaptis nuo kylančio jūros lygio ir senstančių tiltų? Tai jau visiškai kitas klausimas. Marylandas yra unikalioje padėtyje. Iš esmės supa federalinės valdžios centrą, bet pats jai nepriklauso. Beveik 5 procentai visos valstijos darbo jėgos priklauso nuo vieno darbdavio. Taigi sprendimai veikia ne tik Marylandą, jie įgyvendinami per jį. Atrodytų, kad tai būtų priežastis, dėl kurios Vašingtonas turėtų būti suinteresuotas išlaikyti Baltimore ir visą Marylandą sveiką ir gerai finansuojamą. Tačiau tai būna ne visada. Tai ne tik artumas, bet ir spalva. Marylandas yra viena politiškai vienalyčių valstijų šalyje. Nuo 1992 metų kiekvienuose prezidento rinkimuose ji už demokratus balsuoja dviženkliais skirtumais. Jos kongreso delegacija daugiausia yra demokratiška. Nors dėl apygardų ribų keitimo kai kurios vietos gali atsidurti pavojuje. Abu senatoriai yra tvirti demokratai, kaip ir gubernatorius. Taigi, kai Baltuosiuose rūmuose yra demokratas, Marylandas paprastai jaučiasi gana užtikrintai. Tačiau, kai situacija pasikeičia, viskas tampa neaišku. Kiekviena nauja administracija priima tūkstančių sprendimų, kaip paskirstyti federalinius išteklius. Neišvengiama, kad visada yra laimėtojų ir pralaimėtojų. Tai apima svarbius sprendimus, pavyzdžiui, kur statyti naujas įstaigas. Ir Marylandas yra šiek tiek apsaugotas nuo besikeičiančių nuotaikų šiuo klausimu. Artumo prie federalinių centrų Marylande ir Virdžinijoje privalumai yra tiesiog per dideli, kad juos būtų galima ignoruoti. Tačiau be federalinės nuosavybės valstija vis dar stipriai priklauso nuo vyriausybės sprendimų. Kiekvienas pagrindinis išteklius, kiekviena svarbi sistema priklauso nuo sprendimų priimamų toli už jos ribų. Sprendimai, kurie gali turėti poveikį visam regionui, taip kaip mažai kas supranta. Ir ji ne visada turi įtakos. Marylando valstijos politika prideda dar vieną neapibrėžtumo sluoksnį.
Prašymai atnaujinti uostą, remontuoti tiltus ar pagerinti viešąjį transportą retai būna automatiškai patenkinami. Parama teikiama lengviau valdant vienai administracijai, o kitai valdant kiekvienas pasiūlymas yra kruopščiai tikrinamas. Tačiau kai ištinka krizė, visi paprastai būna vienoje pusėje. Beveik visi pagrindiniai gyventojų centrai yra prie vandens. Todėl, kai užklumpa audros, Marylandas lieka pažeidžiamas. Ir, skirtingai nei daugumoje pakrančių regionų, Marylando svarbiausios sistemos yra tiesiogiai pavojaus zonoje. Vienas elektros tinklo sutrikimas gali sustabdyti pagrindinės operacijas. Karinės įrangos pažeidimai gali sustabdyti svarbias misijas. Infrastruktūros problemos gali paralyžiuoti visą miestą ar net valstiją. Paimkime Franciso Scotto Keyo tiltą, kertantį Patapsco upę Baltimorės centre. Kiekvieną dieną per Baltimorės uostą pervežama prekių už daugiau nei $100 milijonų. Tai arterija, nuo kurios priklauso visa ekonomika. Bent jau tai buvo iki 2024 metų kovo. Pakako vieno incidento, kad pamatytume, kas nutinka, kai sistema be rezervinio dubliavimo sugenda. Krovininis laivas MV Dolly prarado galią ir pradėjo dreifuoti. Buvo išsiųstas Mayday signalas, kuris spėjo sustabdyti eismą. Nuleistas inkaras, bet to nepakako. Laivas toliau judėjo tiesiai link tilto. Jis trenkėsi į pietvakarinę atramą. Dalis konstrukcijos beveik iš karto sugriuvo ir nugriuvo į vandenį. Žuvo 6 statybininkai. Tačiau tikroji pasekmė nebuvo griūtis. Tai buvo viskas, kas sustojo kartu su ja. Pasekmės buvo jaučiamos dar daugelį metų. Per kelias valandas uostas sustingo. 11 laivų liko įstrigę, įkakalinti be jokios išeities, o atviras liko tik siauras kanalas. Vien tik nuolaužų pašalinimas užtruktų savaitės, o tilto atstatymas – metus. O tikroji grėsmė? Šis uostas perveža daugiau automobilių ir žemės ūkio technikos nei bet kuris kitas šalyje. Staiga sustojus šiam srautui trūkumai greitai išplistų. Nebuvo jokio aiškaus apvažiavimo, nebuvo ir lygiagrečios sistemos galinčios sugerti smūgį. Ir žala čia nebūtų apsiribojusi tik Marylandu. Maersk laivo išsinuomojusi bendrovė iš karto prarado 2% savo akcijų vertės. Užblokuotas uostas sukėlė didelius krovinių gabenimo vėlavimus Jungtinėse valstijose ir už jų ribų. Siuntėjai sunkiai rado alternatyvius uostus savo prekiams iškrauti. Biržemės I-695 iki šiol susiduria su dideliais apvažiavimais, ypač sunkvežimiams. Manoma, jas tiltas bus baigtas tik 2030 metais. Nėra galimybės tiksliai žinoti finansinių nuostolių dydžio. Didžioji jų dalis kilo iš verslų visame Baltimorėje ir aplink uostą. Geriausi vertinimai – daugiau nei $4 milijardai ekonominės veiklos sustojo kartu su tiltu. Ir blogiausia tai, kad nėra jokios garantijos, jog tai negalėtų pasikartoti. Vienintelis garantuotas dalykas – tai, kad paspausite prenumeratos mygtuką. Tai vienintelis būdas užtikrinti, kad nepraleisite kito išsamaus tyrimo apie tai, kaip geografija formuoja rizikas, kurių ne visada matote. Franciškaus Scotto Keyo tilto griūtis nebuvo susijusi su korupcija, aplaidumu ar prasta priežiūra. Tikroji priežastis buvo kur kas paprastesnė ir, jei manęs paklaustumėte, kur kas labiau nerimą kelianti. Tai didžiulis tankis ir tikslus prekybos pobūdis šiame regione. Efektyvumas sukūrė pažeidžiamumą. Viena klaida Marylande netampa tik vietinė problema. Tai sukelia domino efektą, kuris metų metus sklinda per visą regioną ir reikalauja didžiulės federalinės intervencijos, kad būtų atsigauta. Taigi klausimas vėl keičiasi. Kas nutinka, kai tai nėra tik vienas sutrikimas? Pradinis chaosas truko 11 savaičių, didžiąją to laiko dalį tik siauras kanalas vos palaikė uosto veiklą. Birželio 10-ąją eismas atsinaujino, bet tai buvo tik pirmasis iššūkis. Tuomet dėmesys nukrypo į didesnę užduotį – atstatymą. Iš pradžių tilto pakeitimo kaina buvo įvertinta mažiau nei $2 milijardais. Per kelis mėnesius ši suma daugiau nei padvigubėjo. Šviesioji pusė – federalinė vyriausybė įsikišo ir padengė išlaidas. Tačiau net ir turint pinigų, visiškai atkurti tokios svarbios regiono funkcijas prireiktų metų. Koncentracija sukuria efektyvumą, tačiau taip pat nepalieka vietos klaidoms. Laimiai, kariuomenė yra netoliese, nors tai gali paversti ją dar didesniu taikiniu. 45 km į pietus nuo Fort Mido yra jungtinė Andrews bazė, Kolumbijos apygardos oro nacionalinės gvardijos štabas. Be to, kad yra atsakinga už svarbias sraigtasparnio operacijas Vašingtono apylinkėse, čia yra ir Air Force One namų bazė. Taigi dabar čia sutelkta ne tik žvalgyba, bet ir vyriausybės veiklos tęstinumas.
Trečioji vieta yra toliau. Aberdyno bandymų poligonas maždaug už 80 km į šiaurės rytus nuo Fort Mido. Daugiau izoliuota, labiau kontroliuojama ir būtent tai, ko tikėtumėtės iš vietos, kurioje karinė technika išbandoma iki ribos prieš ją dislokuojant. Tačiau ta izoliacija turi ir kitą pusę. Čia išbandomi dalykai yra ne tik galingi, jie eksperimentiniai, įslaptinti ir nepakeičiami. Tačiau atstumas šiandien jau nebeturi didelės reikšmės. Tolimodžio nuotolio smūgis į kelias vietas Marylande galėtų sunaikinti didžiąją dalį šalies saugumo infrastruktūros, akimirksniu apakindamas svarbiausias agentūras būtent tada, kai jų labiausiai reikia. Ir neraminanti dalis yra ta, kad tam galbūt visai nereikia priešo. Key tiltas parodė, kas nutinka, kai viena arterija nustoja veikti. Marylande jų yra dešimtys ir vanduo kyla link kiekvieno iš jų. Marylando universiteto aplinkos mokslų centras piešia niūrią ateitį. Tokią, kurioje paplūdimiai yra išplaunami, salos tampa nebegyvenamos, o prarandami milijonai dolerių. Nuostoliai bus matuojami ne koliais, o pėdomis. Žvelgdami į artimiausią ateitį, mokslininkai mano, kad iki 2050 metų jūros lygis aplink Marylandą gali pakilti nuo 1 iki 1,6 pėdų. Iki 2100 metų kai kuriuose vietovėse pakrantę gali apsemti net iki 5 pėdų vandens. Toks pakilimas užlieja ne tik paplūdimius. Tai kelia grėsmę svarbiai pakrančių infrastruktūrai. Pavyzdžiui, žemai esančiam JAV karinio jūrų laivyno akademijos miesteliui Anapolyje bei pagrindiniams uosto, transporto ir komunalinės infrastruktūros objektams Baltimorės apylinkėse, kurios yra dabartinio potvynio metu pasiekiamo vandens lygio aukštyje arba arti jo. Pagal ekstremalias prognozes, kai vandens lygis pakiltų beveik 6 pėdomis, grėsmė kiltų ne tik paplūdimiams. Visi Marylando ekonominiai centrai būtų pavojyje. Baltimorės uostas galėtų išsilieti, užtvindydamas kai kurias didžiausias valstijos turistų lankomas vietas. Didelės Anapolio, kuriame įsikūrusi valstijos valdžia ir svarbios federalinės karinės bazės dalis, taip pat būtų pavojyje. Kai vanduo pasiekia tokį lygį, tai jau nebe prisitaikymo klausimas. Tai tampa persikėlimo klausimu, o įspėjamieji ženklai jau matomi. Per pastaruosius kelerius metus Marylando druskingos pelkės pradėjo nykti, nes nebesugeba pakankamai greitai kaupti nuosėdų, kad išgyventų kylant potvynio lygiui. Be šių natūralių barjerų pakrantė tampa daug labiau pažeidžiama erozijai ir audrų sukeliamiems potvyniams. Anapolyje ir Baltimorėje jau pradėta fiksuoti dažnesni potvyniai po smarkių liūčių. Todėl namams, keliams ir svarbiai infrastruktūrai kyla vis didesnė grėsmė. Gyventojai dabar klausia, ar Marylandas išliks tinkamas gyventi, jei tai tęsis. Laikas senka. Salos gyventojai ir poilsiautojai kasmet mato vis mažiau savo mėgstamų vietų. Ocean Cityje vienas brangiai kainuojantis potvynis gali sunaikinti visą turistinį sezoną, uždaryti pramogų parkus ir pajūrio verslus, o tai reikštų nuo 2 iki 3 milijardų dolerių prarastų pajamų. Ir tai dar neblogiausias scenarijus. Chesapeake regione fiksuojami vieni didžiausių žemės nykimo tempų rytų pakrantėje. Ekspertai sako, kad tai tik laiko klausimas, kada kai kurios salos taps netinkamos gyventi. Pakrančių ekosistemoms gresia žūtis, o tai kelia pavojų augalams ir gyvūnams. Gamta nereikalauja taikinių sąrašo, bet Marylando priešams jo reikia. Ir žemėlapis, kuriuo jie vadovaujasi, labai panašus į tą, kurį ką tik apibūdinau. Tačiau ne kiekviena grėsmė yra beatodairiška. Būdama federalinių operacijų centru, Marylandas yra aukštai bet kurio teroristo ar diversanto taikinių sąraše. Nuo rugsėjo 11-osios saugumas pasiekė neregėtas aukštumas, todėl buvo užkirstas kelias plataus masto išpuoliams. Tačiau yra dalykų, kurių vyriausybė negali numatyti, o kovo su terorizmu ekspertai perspėjo, kad netikėto išpuolio rizika vėl didėja. Didžiausia šiuolaikinė grėsmė gali būti visai ne fizinė. Tokie miestai kaip Baltimorė, nors ir nėra pagrindinis taikinys palyginti su Vašingtonu ar federaliniais centrais, vis tiek nukentėtų. Atsigavimas gali būti lėtesnis palyginti su saugesnėmis vietovėmis. EMP smūgis, sutrikdantis sistemas Fort Meade, tiesiogiai sumažintų žvalgybos koordinavimą ir reagavimo galimybės, dar labiau sulėtindamas regiono atsigavimo pastangas. Tačiau šiandieninėme aukštųjų technologijų pasaulyje EMP gali ir neprireikti. 2020 metais Rusijos programišiai kelis mėnesius buvo įsilaužę į JAV vyriausybės tinklus, įskaitant sistemas susijusias su NSA Fort Meade. Kol kas nors tai pastebėjo. Jie nelaužė durų, jie tiesiog įėjo per įprastą programinės įrangos atnaujinimą. Agentūros, kurios nebuvo rimtai paveiktos, apie tai pranešė. NSA to nepadarė, kas daug pasako. Didelio masto kibernetinė ataka, skirta paralyžiuoti federalinės vyriausybės infrastruktūrą, sukeltų chaosą svarbiose sistemose.
Marylandas būtų tiesiogiai paveiktas. Kadangi Fort Meade yra tikėtinas taikinys, transportas ir komunalinės paslaugos galėtų būti paralyžiuotos, sukeldamos ilgalaikius trikdžius tiek vyriausybės veiklai, tiek gyventojams. Marylandas yra taip arti federalinės vyriausybės centro, kad bet koks sutrikimas čia iš karto peržengia valstijos ribas, atima iš jos išteklius, o pati Vašingtono DC gali atsidurti pavojuje. Tačiau per didelis federalinės valdžios dėmesys turi savo pasekmių. Kasdienės keliones į darbą ir kasdienę rutiną nuolat lemia artumas valdžiai. Pavyzdžiui, po rugsėjo 11-osios sustiprinta TSA patikra pirmiausia buvo įvesta Baltimorės oro uoste. Klausimas, į kurį niekas Vašingtone nenori atsakyti, yra toks. Kas nutiks, kai abu dalykai žlugs vienu metu? Ir ar politinė sistema, kuri turėtų reaguoti, sugebės sutarti, kad yra krizė dar prieš jai prasidedant? Ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite matyti daugiau tokių vaizdo įrašų, prašau, prenumeruokite kanalą ir įjunkite pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje Map Pack.